Vilnius 1949 m. vasario 15. Valstybinis filharmonijos rūmai. Čia įvyko Lietuvos komunistų partijos bolševikų 6. suvažiavimas. Suvažiavimą atidarė Lietuvos komunistų partijos bolševikų centro komiteto sekretorius draugas Antanas Sniečkus. Į garbės prezidiumą suvažiavimas su dideliu pakilimu išrinko Visasąjunginės komunistų partijos bolševikų centro komiteto politbiurą su bolševikų partijos ir tarybinės liaudės vadu draugu Stalinu priešaky. Suvažiavimas išklausė draugo Sniečkaus ataskaitinį pranešimą apie Lietuvos komunistų partijos bolševikų centro komiteto veiklą. Pranešime buvo susumuotas didelis ir vaisingas partinės organizacijos darbas per 8 metus ir nužymėti tolesni socialistinės statybos uždaviniai Lietuvoje. Istorinė suvažiavimo reikšmė yra ta, kad jis suveda pirmosius lietuviškojo kaimo pertvarkymo socialistiniais pagrindais rezultatus. Praeitų metų pradžioje Respublikoje buvo 20 kolektyvinių ūkių, o vykstant suvažiavimui 926 ir 561 iniciatyvinė grupė naujiems ūkiams kurti. Lietuvos žemės ūkis tampa priešakiniu stambiu mechanizuotu. Dabar yra visos sąlygos, kad artimiausiais metais būtų pasiekta pilnutinė kolektyvinių ūkių santvarkos pergalė. Ir atvykusi pasveikinti suvažiavimą kolektyvininkų pirmūnų delegaciją, užtikrino partija, kad Respublikos darbo valstiečiai toliau atkakliai kovos dėl kaimo pertvarkymo socialistiniais pagrindais. Partijos vadovaujami Lietuvos darbo žmonės pasiekė didelių laimėjimų atstatant ir plečiant pramonę bei transportą, vykdant stalininį pokarinį penkmečio planą. Lietuvos darbininkų klasė išaugo ir sustiprėjo. Nuo 1945 iki 1947 metų darbininkų skaičius padidėjo beveik dvigubai. Pramonės lyginamasis svoris Respublikos liaudės ūkyje pakilo nuo 35 nuošimčių 1945 metais lygi 46 nuošimčių 1948 metais. Šių didžiulių laimėjimų pasiekti padeda milžiniška parama, kurią teikia broliškos tarybinės tautos, pirmoje eilėje didžioji rusų tauta. Iš visų plačiosios tarybinės tėvynės vietų plaukia vertingiausi pramonės įrengimai staklės mašinos. Dideli darbai atlikti atkūrimo ir statybos srityje. Apie naujas gamybinės dovanas suvažiavimo garbiai raportuoja Kauno ir Vilniaus darbininkų delegacijos. Tarybinių tautų šeimoje auga ir klesti lietuvių tautos kultūra. Visišką priešakinės lietuvių tarybinės inteligentijos atsidavimą partijai išreiškė delegacija atvyk pasveikinti suvažiavimą. Per 30 savo gyvavimo metų Lietuvos komunistų partija visuomet stovėjo liaudės priešakyje ir vadovavo jos kovai dėl išsivadavimo iš fabrikantų, dvarininkų ir buožių jungo. 1905 metų bolševikai revoliucionieriai Viktoras Brygmanas, Leonas Pušinis, Kazys Rimša dalyvavę pirmajame partijų suvažiavime, šiandien jie 6-ojo suvažiavimo delegatai. Ilgą ir sunkų kelią nuėjo Lietuvos bolševikai. Komunistai pogrindininkai draugas Sniečkus, Kučinskas, Krastinas, Kudosaitė, Niunka, Preikšas, Stimburys, Vilevičius, Bieliauskas, Tautkaitė, Olekas. Ir tėvynės karo metais partija vadovavo lietuvių liaudės kovai prieš hitlerinius grobikus. Lietuviškųjų partizanų būriuose susitelkė geriausiai liaudės sūnūs. Jų tarpe vadai komunistai
partijos šiaurinės srities komiteto sekretorius Motiejus Šumauskas, vietinės srities komiteto sekretorius Henrikas Zimanas, partizanų būrių vadovai, Tarybų sąjungos didvyriai Apyvala ir Urbanavičius. Partijos suvažiavime pirmą kartą dalyvauja delegatai kolektyvininkai. Raseinių apskrities gegužės pirmosios kolektyvinių ūkio grandininkė Marija Raudienė, Zarasų apskrities Marytės Melnikaitės vardo kolektyvinių ūkio pirmininkas Antanas Kardinskas ir žemės ūkio ministras Draugas Liaudis. Jų vienas troškimas, vienas tikslas – visiška kolektyvizacijos pergalė. Komunistai kariai. Jų tarpe armijos generolas Bagramianas, kurio vadovaujama pirmojo Pabaltijo fronto kariuomenė, vykdydama genialų stalininį planą išvijo iš Pabaltijo fašistų gaujas. Suvažiavimas tęsiasi 3 dienas. Jame dalyvavo 544 delegatai, geriausiai partijos sūnus ir dukros. Suvažiavimą pasveikinti atvyko ištikimo partijos pagalbininko Lietuvos lenininio komjaunimo delegacija. Per ataskaitinį periodą Lietuvos bolševikų eilis išaugo beveik 10 kartų. Vilniaus Įgulos delegacija. Respublikos sostinės karių vardu suvažiavimas sveikina pulkininkas Lūnė. Diskusijose visų ryškumu atsispindėjo nuostabus kelias, kurį išėjo Respublikos partinė organizacija ataskaitinių laikotarpių metais. Suvažiavimas nustatė tolimesnį Lietuvos partinės organizacijos darbo gaires ir uždavinius. Svarbiausias ir pagrindinis uždavinys – padėti visiems darbo valstiečiams artimiausiais metais susivienyti į kolektyvinius ūkius. Nemažiau svarbus uždavinys – įvykdyti pirmalaiko stalininį 5-mečio planą, sustiprinti ideologinę kovą prieš buržuazinio nacionalizmo likučių pasireiškimus, nugalėti kapitalizmo liekanas žmonių sąmonėje. Suvažiavimas ryškiai pademonstravo Lietuvos partinės organizacijos vieningumą ir susispėtimą aplink visasąjunginės komunistų partijos bolševikų centro komitetą, aplink draugą Staliną. Jam, didžiajam bolševikų partijos ir tarybinės liaudės vadui, draugui Stalinui, su giliu meilės ir dėkingumo jausmu, suvažiavimas pasiuntė savo nuoširdų bolševikinį sveikinimą.